Sveiki. Tai gavau vieną tokį prašymą padaryti video ir išsiaiškinti, kur yra kode klaida. Tai manau ir kitiems galbūt praves toks video, tai dėl to darysiu viešą. Gerai, ir šitas klausimas buvo užduotas ir paštu, ir per Facebooką, nes aš labai ilgai neatsakiau. Tai jeigu dar kažkas norėsit uždavinėti kokių nors klausimų, tai galite klausti, tuoj pasakysiu pašto adresą. Klauskite. Taip pat šitas paštas bus įdėtas kur nors šalia šito video, tai galėsit irgi pamatyti, kaip susisiekti. Tai geriausia, kad klausimėte tokius klausimus per šitą paštą. Jeigu dar kažkam panašių klausimų kils, o dabar mes galim pradėti su šitu. Tai kas per klausimas buvo, tai kad sprendė 2014 metų pirmą užduotį VBA ir tada jisai nežino, kur yra klaida. Surinktus taškus. Tai gerai, atsidariau visą tą aprašymą to egzamino ir reikia nuskrolinti iki egzaminų užduočių. Tai yra iki programavimo ir tada pirma užduotis balsavimo rezultatai. Ir dar paminėsiu tai, kad nežiūrėjau nei užduoties, nei kodo darant prieš video, kad visi kartu vienu metu su ta užduotim susipažintume. Tai gali video šiek tiek ilgokas dėl to būti. Gerai, tikriausiai šita užduotis. Įmonėje sudarytoje iš keletų skyrių renkamas vienas iš 3 logotipų, parengtos tokios darbuotojų apklausos taisyklės. Kiekvienas skyriaus darbuotojas į skyriaus direktorių atiduoda savo balsą už kurį nors vieną logotipą, atskirai kiekviename skyriuje bla bla bla. Ok, tai turbūt susižinosim, kai reikės. Gerai, dabar ką aš gavau, tai tą kodą. Tai dabar įsidėsiu šį į Visual Studio projektą. Tikriausiai rašysit per code blocksus tuos savo visus kodus egzaminų, nes Visual Studio nemanau, kad yra leidžiamas. Tai labai nefaina yra moksleivių atžvilgių, nes code blocksas neturi normalus debuginimo ir jeigu dabar prireiks debugint, tai bus ne kažką. Ok, čia iš karto matau, kad yra dalis bibliotekų net nenaudojama. Gerai, dabar ko aš negavau, tai tekstinio failo. Tai yra iš ko jisai nusiskaito, tai tekstinėme faile u1 iš didžiosios res.txt, tai susikuriam tą failą, project ir add new item, utility, text item ir užvadinam u1 res.txt, spaudžiam add. Gerai, turėsiu šitą failą ir dabar man reikia duomenukas tame faile. Gerai, duomenų failo pavyzdys. Galiu nusikopinti kažin. Gerai, tvarkoj. Rezultatų failą jisai išsispausdins pats kur nors šitame kode. Ir ką aš noriu padaryti, tai jį nustumti čia į šoną kur nors, kad matyčiau vienu metu viską. Ok. Ir jeigu reikės šitą video išsididinkit, Full HD pasijunkit ir panašiai, kad viską gerai matytumėt. Bet čia jeigu prireiks, jeigu nesimatys ir paprastai. Ok, tai ką toliau reiktų išsiaiškinti? Galbūt pasižiūrėt, kaip iš viso ta programa dabar reaguoja. Pabandom ją paleisti. Ir pasižiūrėt, ar gaunam kažkokį failą, ar ne. Ok, erroras. Ok, kur tas erroras randasi? Taškai must return evalue. Čia yra int tipo funkcija, jinai turi grąžinti kažką. Jinai tik išveda tuos atsakymus į kažkur, bet kur tai neaišku. Į ekraną tiesiog. Į failą turėtų išvedinėti tokius dalykus.
Gerai, padarom tiesiog return 0, kad jisai nepyktų. Bent kol kas. Gerai, ir balai must return a type. Čia yra irgi int tipo funkcija, jinai turi kažką grąžinti, kažkokį skaičių, negalima tai palikti. Arba galim tiesiog pakeisti į void tiek taškai, tiek balai. Void taip rašas. Tokia funkcija nieko negrąžina, jai neįdomu, jinai tiesiog įvykdo savo kodą. Bet nežinau, ar prototipai yra kur nors jo, ir aš paskui tingėčiau čia keitinėti pirmyn atgal viską, tai kol kas juose return bet ką ir tiesiog nekreipiam dėmesį. Tai dabar pasižiūrim, ką jinai nuveiks gero. Ok, kažką išvedė, bet programa nesusistabdo. Tai gerai, tada tiesiog šitai paleidžiu. Ir gaunu 0. O kokius atsakymus turėčiau gauti? Šituos berods. Gerai, tai nuskaitimas, balai ir taškai. Pirmą keičiamą balai. Tiesiog supliusuoja, ne? Pliusavimas šitoje vietoje atrodo viskas ok su jo. Turi nuo ko pliusuoti ir turi kaip pliusuoti. Ir kiekvieną kartą pliusuoja, ne per naują perrašo reikšmę. Reiškia, bus kažkas blogai su šituo. Jisai gal tų duomenų neranda, ką pripliusuot normaliai. Logo 1. Gerai, čia persidoda viskas. Right. Duom taiks, tai čia užvadinta. Ne pagal egzaminų užduotį. Gerai, dabar pasižiūrim, gal nuskaitys. Vasas labai trukdo. Komandink iš čia. Gerai, lygtais ir kažką skaičiuoja. Gerai, tai ką aš gaunu? Ok, gerai šitoj vietoj balai, tai dabar taškai blogai skaičiuojasi. Ir čia ir sakė turbūt, kad taškai, jo, su taškais blogai. Ok. Čia nepilnai sąlyga prašyta yra. Kai yra šitie operatoriai, tai turėtų gautis toks dalykas, tai jūs. Gerai, įprastinė if sąlyga yra kažkas tokia. If sąlyga. Ir šitoj vietoj kodas. Jeigu mes naudojam operatorius, tai if sąlyga. And sąlyga. Ir tada kodas. Tai sąlyga yra iš esmės kažkas, kas gali grąžinti true arba false. Tai jeigu ten lyginamas, tarkim, skaičius 5 daugiau už 3, čia yra sąlyga. Šitas galės grąžinti true arba false. Toliau ten kažką lyginai, ten kažkoks skaičius prieš kažkokį skaičių.
o kitoje vietoje tiesiog naudoji skaičius. Ir tai nėra sąlyga. Šitoje vietoje yra sąlyga. Čia gali palyginti. O čia, kad gauna skaičių, tai čia it's like nothing. Nieko čia nėra. Čia iš to parašymo, iš to skaičiaus, kad ir koks skaičius bus, ten nėra sąlyga. Iš jo negausi true arba false. Tai bus skaičius. Ir kai yra operatorius ir, tai abi pusės turi būti true. Tai čia true, čia nieko ir tada visa tai yra false. Ir absoliučiai visos tokios sąlygos su operatoriais neveikia pas tave. Gerai, tai pasižiūrėkime, aš tikriausiai spėju, kad lygini su pirmu. Pirmoji sąlygoje su pirmu dalyku visus tuos kitus dalykus. Tai aš tiesiog nusikopinsiu. Ir pasižiūrėsim, gal tai suveiks. Jeigu ne, tai sąlygos gal bus blogos kažkuo. Gerai. Dabar pasižiūrim. Rimtai Avastas dingiši. Gerai, 64. 64. Ne. Skaičiuojasi šiek tiek ne taip kažkas. Bet jau yra vis šis tas, nes jau jisai bando kažką į tą pusę skaičiuoti. Tai turėtų būti 6, 12, 6. Ane? Jo. Ir paskutinis skaičius ten kažkoks, kurio dar aš nematau. Tai dar šitą užduotis nedabaigta daryti. Tai reiktų išsiaiškinti, kaip tie taškai skaičiuojasi. Tai galim užduotį pasižiūrėti pilnai normaliai. Okay. Darbuotojų balsus. Bla, 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 bla. Va. O čia kas... Gerai, kiekvienas skyriaus darbuotojas, išskyrus direktorių, atiduoda savo balsą už kurį nors vieną logotipą. Atskirai kiekviename skyriuje suskaičiavus darbuotojų balsus, daugiausia balsų surinkusiam logotipui skiriami 4 taškai. Atskirai kiekviename skyriuje. Tai kiekvienas skyrius yra ta eilė turbūt. Skyrių skaičius ir čia 6 skyriai. Ir čia kiekvienas darbuotojas tam skyriuje. Okay. Skirai kiekviename skyriuje suskaičiavus darbuotojų balsus, daugiausia balsų surinkusiam logotipui skiriami 4 taškai, o jei du geriausiai vertinti logotipai surinka vienodai balsų, jiems skiriama po 2 taškus. O jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, taškų tame skyriuje neskiriama. Atskirai susuojama 1, 2 ir 3 logotipų visose skyriuose gauti taškai. Jei 2 ar 3 geriausi logotipai surinka po vienodai taškų, prie kiekvieno logotipo taškų sumos pridedami direktorių skirti taškai. Gerai, tai gaunam. Čia 2 kažkur prisideda, o ten jau per... Ne, kiek ten atsakymas buvo? 64. Spėju, šitas punktas dabar svarbus turėtų būti. Lygtis su šitą užduotį darius, tai čia... kuris ten kažkaip irgi gudrai buvo. Darbuotojų balsas...
Ok. Aš gal šitą punktą nusikopinsiu, kad matyčiau vienu metu viską. Dabar man reikia duomenų failo ir rezultatų failo. Ir pabandom pasiskaičiuot, kad gaut tai, ką reikia. Gerai, atskirai kiekviename skyriuje suskaičiavus darbuotojų balsus, daugiausia balsų surinkusiam logotipui. Surinkusiam logotipui skiriami 4 taškai. Jei du geriausiai įvertinti logotipai surenka vienodai balsų, jiems skiriama po 2 taškus. O jei balsai pasiskirsto po lygiai, taškų tame skyriuje neskiriama. Gerai, tai dar man reikia... Gerai, iš čia pat rašysiu. Tai kiekvieną eilę reikia atskirai žiūrėti ir žiūrėti, kurioj daugiausia taškų yra. Tai dabar 0, 0 ir 4 taškus yra skiriama, ne? Logotipui skiriami 4 taškai. Gerai, tai 15, 10, 2 yra daugiausia. Toliau 15, kem, štam tada 4. Da jeigu 2 vienodai, tada abiem po 2 taškus. Tada šitas daugiausia. Tada šitie 2 vienodai turi, tai 6 ir 8. Tada šitas gauna pala. Šitas daugiausia. Ok. Ir tada šita eilė yra visai kas kita, čia jau direktoriaus balsai taškai, tai yra kas dėl to pasakyta, reikia dar žinot. Daugiausia balsų surinkusiam logotipui skiriami 4 taškai, jeigu 2 geriausiai, bla bla bla. Čia per direktorių nieko nėra, tai reikia grįžti tenai. Gerai, atskirai sumuojam pirmą bla 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 taškai. Jei 2 ar 3 geriausi logotipai surenka po vienodą taškų, prie kiekvieno logotipo taškų sumos pridedami direktoriaus skirti taškai. Čia plius 2 reikia kažkaip gauti. Jei 2 ar 3 geriausi logotipai prie kiekvieno logotipo taškų sumos pridedami direktoriaus skirti taškai. Direktorius vienam iš logotipų skiria 3 taškus, kitam 2, likusiam 1 tašką. Čia jie prisideda tą pačią eilės tvarką, ar daugiausiai, ar štai eilės tvarka. Šitada nesigauna atsakymas tas normalus. Gal netyčia kažką praleidau? Ar yra kažkas, kas po lygiai pasiskirstytų?
Gerai, pabandysiu perskaičiuoti. 15, 10, 2. 15, 40, 13. 23, 26, 26. Po 2. 110, 3, 8. 3, 3, 3, 3, 3, 2. 5, 6. Čia jau direktoriaus taškai. O to pirmo gerai skaičiuoja viską? Jo. Gerai, čia vienas skaičius kažkur prasifeilina, tai reikia sąlygą žiūrėti, tai ten turbūt jau pačiam pavyks padarytai. Ir dabar dėl to 12, kaip ten. Nes kol kas nematau, ką praleidžiu. Jo, buvau pauzę padarius ir pasirodo šiek tiek blogai sudėjau, tai per naują parodysiu visą tą sudėjimo procesą. Tai 15, 10, 22, 22 daugiausia, 15, kem 13, 40 daugiausia, 23, 26, 26, 2 vienodi didžiausia, tai po 2 prisideda. 110, 3, 5, 8, 110 didžiausias, 3, 3, 3, 3, 3, 2, tai pirmi 2 po 2 gauna. Ir PM6, tai jisai turėtų gauti ne 2, o 4 pliuso. Daugiausia balsų surinkusiam logotipui skiriami 4 taškai, o aš praeitus visus kartus, kai skaičiau, pridėjau po 2. Tai taip ir gaunas atsakymas. Ir toliau čia yra punktas, jei 2 ar 3 geriausi logotipai surinka po vienodai taškų. 2 ar 3 geriausiai surinkusiai. Tai geriausiai surinkęs buvo tik tais vienas. Jeigu būtų čia, tarkim, 12 ir 12, tada jau dar kažkokių veiksmų reiktų daryti. Bet dabar yra tokia situacija ir su to viskas tvarkoja. Tai dabar kaip ten blogai gaunasi tie atsakymai, tai sąlygas tiesiog reikia čia dabar tikrinti. Pirmas didesnis už kitus 2. Antras didesnis už kitus 2. Trečias didesnis už kitus 2. Ir jau matau iš karto jau kur klaida.
Tai reikia prie abiejų skaičių, ne prie vieno pridėti po 2. Tikriausiai matai, kaip aš ten skaičiau, tai štai jau galėsi ir pasitaisyti labai paprastai. Tiesiog prisideda papildomi skliaustai, į kuriuos įeina šita reikšmė. Ir čia pliusuojasi ir sąlygą reikia pasikeisti. Tikriausiai 1 lygus 2 arba 1 lygus 3. Jo, čia pasipildyti sąlygas visas turi ir pliusuot, kad iš to prie 2 skaičių po 2 pliusuotųsi, ne prie 1. Dabar į tą patį galėtum dar tą 3 įterpti. Jo. Gerai. Pavyzdžiui, čia tas pats gaunas. Ar taip, ar taip. Jeigu pirmas skaičius sutampa su kažkuo kitu ir antras skaičius sutampa su kažkuo kitu, turėtų taip irgi veikti. Arba 1 su 2 sutaps, arba 1 su 3. Tai galbūt tiesiog dar labiau išskaidyti. Jeigu 1 sutampa su 2, tada tiek 1, tiek 2 skiriami taškai. Else-ifas. Jeigu 2 sutampa su 3, tarkime. Tai tiek 2, tiek 3 gaunas po 2 taškus. Ir jeigu 1 sutampa su 3, tai 1 ir 3 gauna taškus. Should work. Dabar ten, kai sudėdavai po 2 taškus, tai tikriausiai tikrindavai taip, kad jeigu tas pasiteisino, ta sąlyga, tai prisidės tie 2 taškai. Ir tada tikėdavais, kad gal dar kitas ifas irgi suveiks ir tas kitas ifas kitam skaičiui pridės 2. Bet kadangi čia visur yra else ifai, tai čia taip nepaeis. Čia visas tas ifas, vienas kažkuris iš šitų įsivykdo. Tikrai ne keli ir ne visi, kurie atitinka, bet vienas kažkuris, jeigu čia pilna else ifų. Tai dabar turėtų galbūt veikti. Oh my god, lastas. Štai iš čia. Tink. Gerai, tai dabar suskaičiavo šitą. Bet dar reikia įvertinti tai, kad jeigu visi vienodai, tada nieks nieko negauna jokių taškų. Tai tada prieš patikrinant po 2, tada tikrinam po visus 3. If šitas sutampa su šitu ir, tarkim, 2 su 3. Tada jisai nieko nedaro. Ir šitą for galima continue.
galbūt break. Ne, break. Kad jeigu visi 3 sutampa skaičiai, jisai tiesiog net nebando toliau nieko tikrint ir keliauja tiesiai į foro priekį, kad pasimtų jau kitus skaičius, kitą eilutę ir toliau tikrintų. Dabar nebus kaip patikrint, bet pasižiūrėsiu, ar tai nieko nesugadina daugiau. Oh, come on. Niekad pastoviai nešokinėja tas savastas. Vieną kartą uždarai ir danu čia, jisai, what the hell. Na, kol kas nieko nesugadina. Na, tai iš esmės teifai buvo blogai padaryti. Dabar dar dalykas, kad čia jau visiems patarimas, kad kai kodus man siunčia, tai siųskit ne tekstiniam failę, ar ten kur nors įklijuokit į Facebook chat ar panašiai, o dėkit į GitHub gistą, gist.github.com arba pastebin, arba kur nors, bet tiesiog nedėkit taip kaip teksto kokio, nes kartais susigadina tas kodas, ne visada gerai įsiklijuoja. Ten gali Facebookas koks į smailus pakeisti, ne kažką taip dėti kodų. Tai geriau arba pastebin, arba gistą. Įpraskit naudoti tokius, jeigu reikia kodus siuntinėti. Tai turbūt tiek. Toliau aš jau net nežiūrėsiu, čia tiesiog su taškais tais buvo problemų. LC buvo visi blogai pasirašyti.